Čia ir dabar su jumis Giedrė ir Jonas. Aš turiu problemėlę tokią, kad nerandu namuose karšto vandens. Taip. Nutikimas. Vasarą Giedrė prisimenu, kaip aš nuogastavau, kada pas mane buvo dingęs šaltas vanduo, dabar dingo karštas vanduo. Nežinau, ar taip dažnai mano name yra vykdoma techninė profilaktika. Brangus Radio Centro klausytojai, norim, kad jūs patartumėte mums, šiuo atveju man, kurgi reikėtų ir kaip reikėtų išmaniai išnaudoti tokią nelaimę ir kaip reikėtų elgtis. Labą dieną. Labą dieną, ko vardu? Vaidas. Vaidai. Iš kokio miesto? Iš Kauno. Ar susidurėt su problema, kai jūsų bute dingsta karštas vanduo? Teko susidurti. Kaip sprendėt? Aš tai sprendžiu po šaltą dušą naudžiuosi. O jėzus, ruonis. Ne problema. Bet ledinis vanduo bėga ten iš Jo, krano. net šalta pasidarė. O jeigu tai yra žiemos metas? O jeigu žiemos metas, tai tada tas juokingas būdas, bet veiksmus. Prekybos centrai yra tam. Prekybos centrai, kuriuose galima nusimaudyti? Nusimaudyti, bet tarkim ten nusiprausti. Tai tiek krauklės yra visą. Jūs esate tai daręs prekybos centre, pasinaudojęs didžiulę prekybos centro kriauklę su dantų šepetėliu, šveitęs dantis ir visaip kaip prausėsis? Aš ne, bet mano pažįstamas taip ir man teko tai matyti. Niekas Va čia tai gera istorija. Ačiū labai jums už skambutį, gražios antradienio dienos, iki. Dėkui jums irgi, iki. Giedrė, ar pakalbinam dar vieną Radio Centro klausytoją su patarimu? Pakalbinam. Paskutinis ir tikimės, kad bus labai įdomi istorija. Alio, Radio Centras. Labą dieną. Labą dieną, ko vardu? Audris. Audriau, tai kaip jūs sprendžiat problemą, kai dingsta karštas vanduo? Tam yra skalbimo mašina. Skalbimo mašina? Užsikaitinį vandenį iki 90, Aha. pasistatai ir iš degimo vamzdį įsimeti į vonę ir vandens pribėga gan greitai. Jūs esat išradimai Genijus. genijus. Skalbimo mašina gali pašildyti vandenį. Taip, tikrai taip. Nuostabus patarimas. Ačiū jums labai. Iš kokio Audriau. miesto beje skambinat? Iš Vilnių. Fantastika, jūs esat tikrai genijus. Mes pavadinsim jūs su Jonu šios dienos genijum, nes tokio dalyko niekada niekur negirdėjau, bet tai yra visai logiška. Tikrai labai logiška. Ačiū už skambutį, gražaus antradienio, iki. Aš manau, šiandien tą būdą su skalbimo mašina tikrai išbandysiu.